Šiemet buvau vaikų stovykloje Pavariuose. Ir ten atsitiko gana keista istorija, kurią dabar ir noriu papasakoti. Vieną gūdžią vasaros dieną 5 mūsų stovyklos draugai, 3 vaikinai ir 2 merginos, drožė savo mišku. Kiek atokiau ėjo 6, drovus ir nelabai draugų mėgstamas Julius. Galim validas, kad kojų nepavelki. Nusijuokė priekyje ėję berniukai. Julius, beje, nuolat kentėdavo stipresnių vaikinų patyčias, bet jau buvo įpratęs nekreipti dėmesio, nes visą laiką stebėdavo jam patinkančią Elzę. O ši nieko net nenutokė apie Juliaus jausmus. Ir štai jie eina, vaikai braunasi per tankmę, skuba grįžti stovyklon iki vakarienės. Staiga Juliaus koja kažką užkliudo. Jis pasilenkė ir mato, ant žemės guli mažas lėlės batelis. Lėlytą pametei. Nusijuokė draugai ir nueina. Tas nieko neatsako. Vaikinai ir merginos eina toliau. Staiga tolumoje suspingsi žiburėlis. Vaikai artėja prie jo, tikėdamisi tuoj pat išvysti stovyklavietę, bet vietoj jos prieina apleistą miško krautuvėlę. Pradžioj vaikai net suabejoja eiti vidun. Nesiūlau jums ten eiti, sako Julius. Vyresni berniukai tuoj pradeda iš jo šaipytis. Tu tikrai neišdrįsi, dar į kelnes privarysi. Staiga Julius pastebi, kad Elzė juokiasi iš jo su kitais vaikais. Jis nejuokais užpyksta ir drąsiai pirmą žengia į vidų. Paskui jį sugarma ir likusieji. Tylu. Vaikai dairosi tuščios krautuvėlės viduje, o prie prekystalio negyvos dvasios. Tik nuo siaurų lentynų į vaikus žiūri eilė tvarkingai sustatytų porcelianinių lėlių. Kažkokia nesąmonė, sako vienas iš berniukų. Julius pastebi, kad Elzei labai patinka viena lėlė. Jis stveria ją nuo lentynos ir paduoda mergaitei. Imk, jeigu taip nori. Elzė paėmė lėlę į rankas, tuoj susiriša plaukus mėgdžiodama lėlės šukuoseną ir supa ją rankose. Staiga mergaitė netyčia įsiduria pirštą į lėlės segę. Lašelis kraujo nukrinta ant lėlės. Ta pačią akimirką pasigirsta tylus niūniavimas. Apsidairę vaikai išvysta krautuvėlės gale stovinčią keistą merginą, rankose supuojančią lėlę, tarsi ši būtų tikras jos vaikas. Persigandę, visi išbėga laukan. Vyresni išbėga pirmi, o Julius paskutinis. Jis dar spėja pačiupti Elzei patikusią lėlę. Paskui uždusę vaikai eina mišku. Paslaptingoje krautuvėlė liko jiems už nugarų. Julius rankose laiko lėlę ir mato priekyje einančią Elzę. Kažką sugalvojęs, pribėga prie mergaitės ir ištiesia jai dovaną. Juk mačiau, kad tau patiko. Tai pastebėjo, visi vėl ima juoktis. Drąsuolis atsirado. Pamatęs baidyklę, pirmas pro duris išmovė. Elzė net nespėjo sureaguoti ir priimti dovanos, nes kiti vaikinai pagriebė tą lėlę iš Juliaus rankų ir meta ant žemės. Bet kasgi čia? Ta pačią akimirką, kai lėlė paliečia žemę, Elzė iš nosies pliūpteli kraujas. Kiti vaikai to net nepastebi, tik Julius. Jis pasiūlo mergaitei nosinę. O berniukai, norėdami dar labiau paerzinti Julių, vėl ima lėlę nuo žemės, varto visaip ir ima mėtyti ore. Tuo pat metu toliau stovinti Elzė nukrenta ant žemės ir vartosi, tarsi ji ir būtų ta mėtoma lėlė. Stokit, baikit, surinka Julius, susirūpinęs dėl draugės, ir atsistoja akis į akį prieš vyriausiai berniuką, rankose laikantį lėlę. Tas pamosuoja žaislu Juliui prieš akis ir užsimoja mesti jį į ežerą. Julius net nespėjo jo sulaikyti. Lėlė krenta ežero vidurin ir lėtai skęsta. Tuo pačiu metu ir Elzė krenta ant žemės ir ima dusti. Tai pamatęs Julius šoka į ežerą gelbėti lėlės, supratęs, kad tik šitaip galima išgelbėti dūstančią Elzę. Vaikai mato, kad darosi visiškai nebelinksma. Ei, geriau varom iš čia. Ir išsilaksto baimės apimti. Tik viena mergaitė, geriausia Elzės draugė, lieka šalia ir bando savo draugę gaivinti. O Julius panyra po vandeniu ir ilgai neišneria. Elzė tuo pat metu guli ant samanų, nebejudėdama. Atrodo, tarsi būtų mirusi.
Staiga Julius išnerė, rankose laikydama susigūžusią ir šlapią draugę. Ir, pasisukęs į krantą, pastebi, kad vietoj Elzės ten dabar guli lėlė. Trys išsigelbėję stovyklautojai nueina miško takeliu. Vakarėja. Elzė, nueidama nuo ežero, dar atsigręžia ir mato. Ant kranto tik sušlapusi lėlė, vieniša guli ant samanų. Staiga iš po žemio išlenda merginos ranka ir nusitempia lėlę į požemius. Iš tikrųjų, viskas, ką papasakojau, yra gryniausia tiesa, nes aš ir esu ta Elzė.